Tomai. Iš tikrųjų, šiandien aš šitos dienos laukiau labiausiai, išduosiu paslaptį, kodėl. Visų pirmiausia, mano klientų yra labai daug ir mažiau žinomų žmonių, ir labai daug žinomų žmonių. Ir tie žinomi žmonės, jie drąsūs, jie gali kalbėti, jie ateina su manim į pokalbį, filmuojasi, istorius daro, ne? Nes jie yra žymus, garsus žmonės, pripratę prie kamerų, jų toks gyvenimas, ne? Bet kai aš bandau prisikalbinti mažiau žinomus žmonės savo klientus, Tomas sako, gerai, aš galiu, sako. Tai labai tau ačiū, labas, kad tu šiandien čia, nes tai yra tas žmogus, kuris, nėra viešas asmuo, nėra žinomas, yra mano klientas jau daugybę metų. Nemažai. Tai Tomai, papasakok, kas tu? Ką veiki gyvenime, kas tu esi? Ką veikiu gyvenime, esu kaunietis, gimęs augęs Kaune. Viskas tom pasakyta jau, kaunietis. Viskas tom pasakyta. Dirbu darbą. Auginu vaikus, dabar turim 2 mažamečius vaikus. 3 ir metukai. Jo, 3 ir metukai, beveik 3 ir beveik metukai. Tai labiau didesnę dalį laiko savo jau atiduoti stengiamės vaikams dabar. Taip. Atiduoti iš tikro ir iš esmės taip ir atsirado tas, kaip sakoma, tave atradom. Mane. Atsirado vaikai, atradom tave. Tai tada pradėkim nuo to, kaip atsitiko, kad tu mane radai. Nes aš net ir klausiau Tomo vakar, berods. Vakar kalbėjom, kaip tu mane radai? Nes aš nebeatsimenu. Iš esmės buvo kaip. Mes jau, man atrodo, mums jau buvo gimęs vaikelis ir atsimenu Gintarės brolis. Sako, tikrai šita specialistė super patars, kreipkitės, Roberta, atsiuntė kontaktus, mes tada atostogavom, atsimenu, prie jūros. Ir tada sakai, okei, šiandien po pietų jungiamės. Ir man atrodo, jūs dar nebuvot grįžę į Kauną, ne? Dar nebuvom. Ir tada padarėm pirmajam vaikui ir savo pasidarėm. Patikėjom. Patikėt manim. Kažkaip tas viduj ramybė tokia buvo ir pasitikėjimas geras. Eina širpai per kūną. Pirmas dalykas, kai sakau, nemėgstu, kai labai spaudžia per prievartą kažkaip. Tiesiog patiko, kad paaiškinta buvo viskas. Detaliai, tikrai detaliai, kad iki kokios sumos mes turim kaupt, kad ten grįžtų paskui per deklaracijas, ten tos sumelės suvaikščiotų viskas. O ne tai, kad padarom, bet iš to visko visų pliusų jo nesurenkam iš to, ką mes galim pasidaryti. Tai tas patiko išaiškinimas ir labai užsikūrė ir dabar tikrai labai užsikūrė, mes su Tomu labai daug bendravom ir kai tik koks finansinis klausimas, Tomas atbėga pas mane, nors žino atsakymą pats, bet atbėga visada pasitarti, pasiklausti ir dažniausiai gauna iš manęs patvirtinimą, kad tu darai gerai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tokių finansiškai raštingų žmonių vis daugiau ir daugiau yra mūsų Lietuvoje. Ir dar noriu tavęs paklausti, kad tu pasikliovai, pasitikėjai, nes buvo viskas gerai išaiškinta, tai yra viena dalis. Bet kodėl jūs sugalvojot tą daryti? Kodėl sugalvojot pradėti taupyti vaikam? Kokia esmė? Tiesiog kodėl? Koks tikslas? Žinom, kad tas kelias į gyvenimą tikrai nėra lengvas. Baiginėjai mokyklą, reikia kažkur rinkti studijas, galų gale kažkokį būstą pirkti, brangesnį, pigesnį pagal galimybės ar automobilio reikia. Ir kaip pradėti žmogui, nedirbančiam, nieko neturinčiam, prasimokius, tai tuos 18 metų nelabai ką ir uždirbi. Kažkiek per gimtadienius, kažkokius antaupėlių, dovanėlių gauni, bet tai nėra tas bagažas, iš kurio pasidėsi tą gyvenimo pradžią. Tai tokia mintis buvo, vis tiek gauname vaikų pinigus. Kodėlgi dar kažkiek nedadėjus, tiesiog tą sumą saugiai galim pabandyti skirti, įdėti tą kaupiamą į gyvybės draudimą. Ir nebus tie pinigai, kad per prakaitą uždirbti. Juos mes iš valstybės gaunam. Įsidėsim į savo piniginę, nueisi, nupirkai kažką 3, 4, gal net ne savo, ne vaikui, o nesąmonę nupirksi galų gale. O tie pinigėliai, žinai, kad saugiai nuvažiavo, kaupės ir kažkoks tai pradinis kapitalas. O tau nėra tokios baimės, nes aš tikrai girdžiu iš žmonių,
prarasiu pinigus. Arba, tarkim, ne, tu padarei, tau nebuvo taip, kad kažkas iš šono tau sakytų, jog tu prarasi, žinok, tave apgaus ir čia bus kažkas blogai. Negavai tokių komentarų? Kalbų aplinkoje yra, tikrai yra. Daug kas. Ir tave tai įtakoja, kaip tu jautiesi, nesukelia baimės, nepasitikėjimo? Didelės baimės kažkaip ne. Tiesiog pradžioje pasvarstai visko. Pirma mintis, gal ir gerai, paskui ateina... Abejonių visada jos ateina. Normalu. Taip, bet normalu abejoti. Įsivertinom, pabandom. Man žinai, kas yra labai smagu iš tavo pusės, iš tavo šeimos, kad visada, kai tau kažkas neaišku, ar tau kyla klausimas, tu ateini ir klausi. Tu nebėgi pasitarti, nežinau, su automobilio santechniku, serviso darbuotoju arba su kokiu santechniku, kuris taisė kraną pas tave. Tu nesitari su ne tos srities specialistais. Tu ateini, paklaus pas mane. Ir man tas yra labai svarbu, nes jeigu tau kažkas neaišku, tu nebėgi panikuoti ar kažkaip abejoti, tu ateini, klausi tiesiai šviesiai manęs. Tada aš tau sudėlioju viską ir tau viskas vėl aišku. Jeigu konsultantas reikalingas. Nes iš esmės, jeigu konsultantas neklausi, daug ko nežinosi ir paskui, sakysi, blogas, tas konsultantas blogai patarė kažką. Pats turi klausti, nes konsultantas tikrai nežino, kas tau neaišku yra. Taip, aš nežinau. Tai neatspės visko. Galbūt ten kažkokios detalės atsikartojančios, kurios visiems neaiškios, tai taip. Galbūt ir aišku konsultantui ką patars, bet kitų dalykų, kiekvienas mes individualus žmogus, ta prasme... Turi klausti. Turi klausti, kiekvienam skirtingi dalykai bus neaiškus. Turi klausti, nebijot. Aš labai esu laiminga, kad tu, būdamas vyras, atėjai ir sutvarkėjai visus finansinius klausimus šeimai. Nes dažniausiai pas mane atkeliauja moteris. Labai didžioji dalis procentaliai moterų yra, kurios sako, kad manęs vyras nepalaiko. Aš sako, noriu taupyti, bet manęs vyras nepalaiko. Ką tu apie tai galvoji? Girdžiu tokių aplinkoje dalykų, tikrai tekia girdėti. Iš tikrųjų, labai dažnas klausimas. Nežinau, iš šono gal ir gražiai atrodom, gražiai gyvenam, bet kiti klausia, o kaip jūs skirstot šeimos pinigėlius? Tai čia yra mano pinigai ir čia mano pinigai. Ta prasme, vyro pinigai ir žmonos pinigai. Nėra, kad tai yra šeimos pinigai. Taigi čia mano, o čia irgi mano, sako kiti. Ir nesupranta, kad šeimoje kažkoks tai vis tiek bendras dalykas yra. Turi būti bendras biudžetas, nes yra bendri tikslai, bendri vaikai. Taip. Tai jeigu Gintarė, žmona Tomas, sugalvotų daryti, be tavęs vaikam kaupti, tai tu ją palaikytum? Taip. Kodėl? Dėl to, kad ir jos tas sprendimas irgi yra svarbus. Jis žiūri vaikų finansinę ateitį. Labai gerai pasakei. Nežinai, kartais kaip man atrodo, kad vyrai, kurie trukdo taupyti moterims, kaupti savo ateičiai, vaikų ateičiai, man liūdna girdėti tokius dalykus, nes atrodo taip, kad tas vyras nepasitikė savo moterim, laiko ją mažiau protingą už save ir nelygiavertė priimti sprendimus. Man dėl to yra labai liūdna. Galbūt aš dėl to esu tokia aštri tuo klausimu, kad aš esu už moteris stiprybę, nes vyrai ir taip stiprus. O aš esu už tą moteris stiprybę, kad vyras netrukdytų, nuleistų, jeigu jinai nori. Aš tau esu pasakojus tokią istoriją liūdną, labai noriu tavo komentaro. Atsimeni, kai sakiau, kad moteris labai norėjo apdrausti vyrą, mažas lėliukas, vyras daug verslų turėjo. Moteris norėjo jį apdrausti, kad būtų ta finansinė sauga šeimai, jeigu maža ką jam kas atsitiktų. Ir jisai sakė man tuo metu, kada moteris norėjo jį apdrausti, aš nieko nenoriu, Roberta, man ir taip yra gerai, čia aš galiu belė kiek mokėti, bet aš čia, žodžiu, nematau prasmės. Ir to vyro neliko. Jisai žuvo autoįvykį ir liko žmona visiškai nieko savo neturėdama, jokio amato nesaugino vaiką pagrindė, buvo namuose. Jo liko labai daug skolų, verslo skolų, paskolų ir viskas ant jos. Kaip tu manai, reikia draustis tam pagrindiniam šeimos maitintojui? Ar kaip? Aš manau, kad visiems reikia šeimoje, visiems. Nesvarbu, ar moteris ar... Nesvarbu, manau, kad nesvarbu. Tiesiog tas
kuris daugiau kažką veikia namie, dažniausiai galbūt vyras, kažką rizikingesnio veikia, vadinkim. Tai dirba kaip ir darbus. pas mus tas pats buvo. Ne. Mes paskyrėm pas mane sumas tom traumom ir kažkam tai šiek tiek didesnės. Taip. Negu kad ten vaikam. Nes tu pagrindinis šeimos vedlys finansiškai. Aš daugiausiai kažkur važiuoju, kažkur galiu tikrai irgi atsitikti kažkas negero. Taip. Tai kad, tas finansinis būtų saugumas didesnis. Aš didžiuojuosi, žinok, tavo šeima, tu esi nykstanti rūšis, kaip juokavom prieš tai čia su Tomu, nes tokių vyrų, kurie yra tikri šeimos vedliai, uždirba, rūpinasi vaikais. Tomas pastoviai su vaikais į parką už vežimėlių ir tiek ataskaitų aš gaunu, kaip jums sekasi gyventi ir auginti vaikus. Ir dėl to aš ir sakau, kad nykstanti rūšis, nes tu atitinki kone 6 skirtingas 6 vyrų savybės. Ir uždirba ir verslą turi, ir žmoną myli vieną vienintelę, ir vaikais rūpinasi. Palauk, ką mes ten dar vardinom apie tave? Tu kaip dinozauras iš tikrųjų. Nykstanti rūšis. Tai vat, aš didžiuojuosi tavo tuo, žinai, šeimos vairu. Tu vairuoji. Viską vairuoji, sudėlioji kaip tikras vyras, kokių yra jau netiek jau ir daug. Kaip ten pasakoji apie tai, kad griūna šeimos? Kodėl jos griūna? Griūna, iš esmės pasižiūri ir tarp man pažįstamų žmonių ir dar kažko. Tiesiog įsivaizduoja, kad gimė vaikas, mama, viską mama. Tai nėra, kad tai vien tik mamos darbas, tai yra drąsiai, šeimos darbas. Tu ten sakei, šeimos darbas. Pagaminti vaiką, tai dviejų reikalas. Pradėjai nuo 2, tai 2 ir tęsti reikia. Tai va dar toks klausimas apie tai, kad kai byra šeimos, jos byra dėl ko? Dėl to, kad kas tas? Manau, kad ir finansai daug, kiti va girdžiu. Oi, čia žmona kiek daug paprašė pinigų, ant to. Bet negalime mes ir tų žmonų savo riboti kažko, jos tikrai irgi savo duoklės daug atiduoda. Va, ta pradžia vaikų auginimo kažkas darbas sėdi namuose, užsidariusios jo. Ir iš esmės paskui, jeigu yra galimybės, kodėl riboti reikia? Reikia leisti. Leisti. Tu leidi? Viską leidi. Duodi daug? Duodu daug. Ir negana to, kad finansiškai duodi daug, bet ir tu savęs fiziškai labai daug atiduodi šeimai. Kiek įmanoma tiek. Žinok, tikrai kabinčiau medalį tikro tėčio šeimos galvos. Aš iš tikrųjų turiu medalį. Stop, aš turiu medalį, dabar nekvėpuok. Sustojo kvėpavimas. Sustojo. Iš tikrųjų taip turiu. Čia aš nuplėšiau kainą, kad tu nematytum, kiek kainavo. Ne, iš tikrųjų tai ne kainoje esmė. Esmė simbolikoje. Čia yra australiškas paauksuotas, kaip čia vadinasi tas koinas, ne? Tai moneta. Su Australijos visais tais rekvizitais, kaip čia ta opera, tiltas. Mintis tai ne dėl to, kad tas auksinis kažkoks, ne? Mintis, kad tu būtum turtingas, kad turėtum daug svajonių, aišku, išsipakuok kur nors ten jį visą laiką, nežinau, kažkur pasidėk, nes aš tikrai jį užbūriau. Aš užbūriau, kad tu turėtum pinigų, tikiu labai tais dalykais, kai užsibūri kažkokį daiktą savo, žinai, sėkmės simbolį turi. Tai aš labai jį užbūriau, patikėk manim, kaip aš ilgai ieškojau, ką tokio padovanot, prisiminimui, simboliškai, kad būtum sėkmingas savo versle, kad būtum sveikas, kad tu realiai eitum kaip tankas, ta gerąja žodžio prasme, tas tankas gal nelabai čia tinka, bet gerąja ta žodžio prasme eitum ir pasiektum ir darytum ir būtum laimingas. Ir būtum savo šeimai, žinai, tuo varikliu. Tai čia išsipakuok, kažkur įsikišk ir žodžiu saugok. Va, matai, medalis. Tai kur ten palauk nutrūkom? Aš noriu dar, žinai, ko tavęs paklausti. Man labai yra įdomi, mes diskutavom irgi su Tomu prieš pokalbį apie jo tėvelius, apie pensiją, bet iš esmės, dabar ne apie tavo tėvus, o apie ateitį. Mes visi kažkada, į tą pačią pusę keliaujam. Kitaip nebus. Bet kažkaip kitaip nebus. Ir žinai, kas mane labiausiai liūdina, dažniausiai iš vyrų girdžiu,
Nu, ne į tavo daržą akmuo, bet tu biškai kitoks, tu ta žinai grįžtanti rūšis, kur viskas sudėliojęs ir finansiškai pasiruošęs, ir savo ateičiai, ir vaikų. Bet man įdomu, va ta pensija. Tu jie tiki, ta mūsų lietuviška pensija. Ką tu apie ją galvoji? Užteks jos? Kasdien kažkaip kitokios nuomonės apie ją. Vieną dieną lyg tiki, kitą ne, bet iš esmės, jeigu taip oriau tą pensiją savo matyti, tai manau, kad pagelbės mums tas draudimas, ką mes pasidarę esam. Vis tiek kažkokia tai sumelė bus. Bus. Bet tu, jeigu to neturėtum kaupiamo investicinio gyvybės draudimo, ar kažkaip dar kitaip ruoštumės į savo pensijai? Manau, kad taip. Vis tiek kažkokiu, be tų draudimų, visokių variantų iš tikrųjų turiu ir žaisdavau, ir į akcijas investuoju, ir dividendai grįžta, ir kažkur ieškai, galų gale ateina mintis ir nekilnojamą turtą kažkokį pirk, kažką ar išnuomot, ieškoti, kaip sudėti pinigus, kad jie nestovėtų ir kažkokią šiokią tokią gražą. Žodžiu, banko sąskaitoje tiesiog paprastai nelaikai? Daug tai ne. Daug nereikia. Daug ne. Jo, santaupų reikia turėti, bet kiti pinigai jie dirba. Jie dirb turėtų, nereikia šaldyti visų pinigų. Kažkiek tai reikia turėti, galų gale kažkoks smulkus pirkinys, namų remontas, sugest gali, vamzdis pratrūkti, reikia turėti. Kad ir turi tą draudimą, bet ne visada tos sumos išsigrynina ten ir per tą draudimą. Kartais iš savęs turi padengti. Taip. Ar ten automobilis sugedo, kažkas kartais ir brangesnis remontas gali būti. Ta taisyklė mano, ar pas jūs šeimoje jį pagaliau įsitvirtinus yra 50-30-20, ne? Kaip aš sakau, visos bendros pajamos šeimoje, krūvo pas jūs yra kartu viskas. Ir tas pragyvenimui, nebūtinai tos proporcijos, 50-30-20, nors tu tikrai labai daug darai, kas liečia tą investavimą ateičiai, bet pragyvenimui žinai, turi ir paskiri ir santaupų. Tu atsidedi kiekvieną mėnesį sąžiningai ar kaip išeina? Atsidedam, bet nėra tai gal ir 30 nėra kiek, bet visada. Stengiatės. Jo, nėra taip, kad nuo algos iki algos, nuo pajamų iki pajamų. Tai buvo tik tais kaip butais įrenginėjom, kai pirkom butą pirmąjį, tai buvo 24 metai, mums atrodo. Pirmąjį butą, Gintarė, bijau, sako, gal neperkam, čia labai daug, įsipareigosim, perkam. Nusipirkom. Linkėjimai Gintarei. Linkėjimai. Taip, ir padarėt, jauni labai. Padarėm ir išsimokėjom, jei neklystų, iki 30 metų mes jie. Šaunuoliai. Labai džiaugiuosi. Kažkaip sekėsi puikiai. Dėl to, kad stengiatės. Stengiamės. Tiesiog tikslu ir paskui pradėjo gąsdintų palūkanų augimai, kad ir nedidelės sumos, bet Atsimenu mes apie tai kalbėjome. Atrodo, kad ir turi tų pinigėlių, tai kodėl nesumokėti, nes gaunas kažką maitina tu per tą laiką. Užkilusios palūkanos, tai reiškia valstybė, Europos bankus ir visa kita maitinė. O tu turi tuos pinigus, kad jie stovi, tai ir jie nuvertėja pas mus. Iš tikro. Taip, juos reikia kažkur įdarbinti ir jūs labai gerai. Kad ir į tą butą, tai parduosi butą, grįžti pinigai, vėl kažką gali pirkti, kaip pavyzdys ir viskas. Taip. Dabar turi kokių didelių artimiausių metų planų, kas liečia pinigus, investicijos reikės? Pirma mintis tai iš tikro keisti būstą į didesnį šiek tiek, nes paaugs vaikučiai sunkiau tilps. Natūraliai jiem ankšta muštynės berniukų. Nuo mažos mašinos prie didelės, nes didelė šeima, tada nuo mažo buto prie... Tai planas keisti namus. Eigoje. Jeigu rasim tas, kas patinka, ar vieta patinka. O planas Lietuva, Kaunas? Kol kas Kaunas. Kaunas geras miestas, aš čia pasiklydau. Nieko pavedžiosi. Tikrai, iš tikrųjų, niekaip nepriprantu prie Kauno, man aišku Vilnius namai, bet Kaune, tai jeigu ne Tomas, ne vietiniai žmonės, kas aš kaip pasiklydus uoga. Taip pat mums Vilniui būtų, vis tiek nežinom, jog eurai irgi pačio Vilniaus. Taip, matyt reikia pripratimo. Aš galiu papasakoti apie taupimą, elementarų dalyką. Gerai. Iš esmės, elementarus pavyzdys, nueikime į parduotuvės pas mus. Aha, gerai. Pasižiūrim, kiek žmonės vežimėliuose prisikrovė maisto. Ir eina, duok dieve, 3-4 asmenų šeima. Duok dieve. O vežimas lūžta. Ir kas antrą, trečią dieną. Pasižiūri, žmonių, ta prasme, gimstamumas pas mus mažėja. Tikrai mažėja. Vežimai pilni. Maisto nesuvalgo. Kur tas maistas keliauja, išmeta. Aš galvoju, kad išmeta, nes Paim pavyzdį. O paimtum
kupiūrą pinigų ir išmestum lengvai. Nu, va neišmestum. šito tai neišmestum. O maistą va paimti, atidaryti šiukšliadėžę, ai nesuvalgiam, sugedų, išmestum. Tikrai tai kam tą pirkti? Aš žinok, kasdien, vat ką ir klausiu žmonių, kai pradeda vardinti, kad jie neužtenka pragyvenimui, sakau, tai kiek jūs maistų išleidžiat? Ir aš išgirstu tokių sumų ir po 3,000, ir po 2, ir po 1,5. Tai dar kai kokius 500 išleidžia per mėnesį, viskas kaip ir normalu. Kiek jūs išleidžiat? Kad turbūt į tuos 500 gal ir telpam. Taip, bet kai išleidžia 1000, 4 asmenų šeima, aš žinokit, aš tikrai nesuprantu, kaip. Galbūt tai yra darbas, gaminti, kurti, bet kur tada tas maistas išeina, tai ne? Tas ir taupimas, va šitoj vietoj didesnė tų namų šeimos to biudžeto dalis ir gaunas iškeliauja veltui. Tai jūs sąžiningai, nu, kaip pasakyti, nemetat maisto iš šiukšliadėžę. Va čia ir prasideda vienas iš pagrindinių momentų, kaip sutaupyti. Taip, pirma taisyklė čia. Žinai, dar kas? Ar tu turi žalingų įpročių? Žalingų, žiūrint, kokius paliesim. Ta prasme... Paimkim, rūkimas, labai dažnas vyno vartojimas, vakare, nebūtinai kas vakarą, bet savaitgalis, ne, susirinko draugai, taigi penktadienis, reikia prisipirkti gėrimų, užkandžių ir visą tai kainuoja. Taip. Aišku, sakysitgi vieną kartą gyvenam, ne? Bet ateis ir rytojus, kai norėsim gyventi. Su vaikais galiu pasakyti, atsirado, kai vaikai pamažėjo to. Na, iš tikrųjų nelieka tiems kolektyvam tokiem laiko. Nes planuojas visą laiką pagal vaikus. Taip. Tai pamažėja, tai iš tikrųjų. Tai va tokie susibūrimai pamažėjo. Gerai, o tie žalingi įpročiai ar ne? Ar minimaliai yra? Ne, rūkyti nerūkau. Tai va dėl ko aš klausiu, nes maistas iškrenta iš šiukšlių dėžę dėl to, kad nesvalgom. Ir lygiai taip pačiai, rūkimas ar kokie va tie žalingi įpročiai, tai lygiai tas pats. Aš esu vieną kartą vieno vyro paklausus, nes jis labai norėjo nusipirkti automobilį. Ir va niekaip jam nesusitaupo. Ir tam automobiliui per atitinkamai mes metus ten skaičiavom, kiek tas automobilis kainuotų, reikėjo 2 metų, kad jis susikauptų tą sumą. Negaliu, sako Roberta, aš neturiu iš ko. Ir tada, dar kartą mes skaičiuojam jo pajamas, išlaidas, sakau, man trūksta, čia 300, kur jie yra, man trūksta. Ir jis taip nuleido galvą, sako, aš prisipažinsiu, sako, rūkau. Ir va čia buvo kertinis momentas, kai aš jo paklausiau, sakau, kaip tu ir pasakei, suviniok, tarkim, aš jo taip paklausiu, suviniok, tu sakei, išmesk, ne, iš šiukšlių dėžę kupiūrą. Paimi tą pinigą, kiek maisto išmetit, ir pinigus išmeti iš šiukšlių dėžę. Tai aš jam pasakiau, sakau, tu susisuk 50 eurų į tą tubikėlį ir užsideg. Sakau, užsidegsi, sudeginsi tuos pinigus, surūkysi, sakau, tą banknotą. Jis žiūri tokiom didelėm akim į mane, Robertas, sakau, nesąmonė, aišku, kad ne. Tai kodėl tu perki cigaretės ir degini tokiu būdu pinigus ir dar savo sveikatą gadini. Taip. Ir jam tas taip užkliuvo. Tada aš jo klausiu, sakau, gerai, jeigu tu nori automobilio, kaip ir tu, svajonių automobilį turi. Kodėl? Dėl to, kad tu jam ruošėsi, tu kažką į ką keitėjai, ne, kažko atsisakyt tam, kad turėtum. Ir aš jam ir sakau, tai tu atsisakyk to rūkimo ir taupyk tam automobiliui tą sumą, kurią tu surūkai. Ir žinok, mes padarėm susitarimą su juo. Ir jis nusipirko automobilį. Jam matomai reikėjo įsipareigoti kažkokiu būdu. Tai dar tavęs noriu paklausti apie tą įsipareigojimą. Daug kas galvoja, kad, tarkim, investicinis gyvybės draudimas tai yra įsipareigojimas, kad jeigu aš neteksiu darbo, kaip aš dabar įmokas mokėsiu. Kaip tu manai, ar tai yra įsipareigojimas, ar tai yra būtinybė, ar tai tiesiog reikia paversti įpročiu, kaip maisto pirkimą, mokesčių mokėjimą, kaip būsto paskolos mokėjimą. Kas yra tas taupimas? Tiesiog aš tai manau, kad ta dalis, aš realiai net nematau aš tos dalies. Jis jau automatiškai nuvažiuoja ir viskas. Gal dėl to, kad tu pripratai? Pripratom, ta prasme, kad ir netektum darbą. Tai vis tiek kažkokia tai dalis santaupų kažkokia yra, tuos kažkelis mėnesius rasi ten po tą 100 kitą eurų tikrai sumokėti tą įmoką ir nieks nesustos. Neaplanko mintis tokios, kad neteksiu darbo ir čia dabar šitą dalį, kaip sakant, nukirsiu. Nebėra iš ko įmokų mokėti. Tai gal ir mokesčius būstų nukirsti tada. Ir maistą nebėra. Maistą viską.
nenukirsi visko, reikia pasiplanuoti iš tikrųjų. Reikia turėti santaupą. Aš kiekvieną kartą visiems kartoju, ne šiaip savo tos santaupos reikalingos, kad jeigu tu netektum darbo, ar nedaugdėjai sveikatos, arba kažką reiktų gyvenime keisti, tai tu turi turėti santaupų tam, kad galėtum laisvai judėti toliau, kol sugalvosi, ką daryti. O darbą susirasi kitą ar kažkaip, ne? Tu turi mokėti toliau mokesčius už būstą, ne? Tu paskolą turi mokėti, maisto nusipirkti, vaikus, išlaikyti save, išlaikyti, niekur tai nedingsta. Darbo netekau ir atsisėdau ant sofos, viskas nieko nebeveiks, nes darbas nesustoja dėl to. Nesustoja gyvenimas. Ir vat man smagu, kad tavo toks požiūris, kad ir kas atsitiktų, tu toliau taupysi, kaupsi savo šeimai, ir tai nesibaigs iki tam tikro numatyto tikslo pabaigos, o jeigu kažkokia neganda, tu sugalvosi, ką daryti. Tavo toks požiūris. Visada reikia ir žinot, kad nieks už patį nepasirūpins. Ne. Bet, tarp šeimos narių kažkiek vienas kitą papildai, bet ta prasme iš trečias asmuo neateis ir tavęs, aš tau dink sumokėsiu. Nebus taip. O tu esi tas žmogus, iš kurios skolinasi draugai, ar tu skolinasi iš kitų, nes reikia pagalbos? Pirmas variantas. Pirmas, taip ir galvoju. Aš tau tokia išduosiu paslaptį, kaip aš galvoju apie paskolinimą. Kai manęs anksčiau prašydavo, būdavo įvairiausių situacijų ir draugai ir visaip kaip, paskolink. Aš išmokau pasakyti ne. Tavęs, jeigu prašo, galbūt tu pagalvok irgi apie ne. Jeigu yra suma, kurią tu pasiruošęs padovanoti, tarkime, 100 eurų, kurio tau tikrai negaila. Tu gali padėti, paskolinti, jeigu negražintų draugas, kaip ir tiek to. Tai jeigu tu pasiruošęs esi padovanoti tą sumą, kurios tavęs prašo, ne? Jeigu esi pasiruošęs, tada skolink. Negrįž nieko tokio, sugrįž gerai. O jeigu esi nepasiruošęs tos sumos padovanoti, tada neskolink. Esu savo teisingi žodžiai. Taip padarius. Nes visų pirmiausia, tai saugo mane ir visų antra, tai saugo tą kitą žmogų, nes skola yra dar viena bėda. Jis jau ir taip turi bėdų. Ir jeigu dar pasiskolins, dabar gali su manim nesutikti. Galit nesutikti, bet pagaliau gal išmokit skirstyti pinigus ir neatsidurti tokioje situacijoje, kad reikia skolintis. Iš brolių, iš sesių, iš draugų, iš dar kažko. Tai vat tu nesi tokioje situacijoje, kad tau reikia skolintis. Trūksta. Lauki atlyginimo ar pajamų ir tau trūksta. Tai tu nesi iš tų žmonių. O kodėl nesi? Nes stengiuosi, kad taip nebūtų ir... Dirbi ir skirstai pinigus. Taip, reikia nusimatyti ir ateitį. Vis tiek kažkokie ir pirkiniai, kažkas po truputį kažką sugalvoja, pasitaupyti. Kaip Gintarė žiūri į tavo tokį tikrai labai griežtą požiūrį į pinigus, tu visur viską sudėlioji, suskirstęs. Ir kad ir kaip bebūtų jūs komanda šeimoje, bet vis tiek tu tas vedlys visame kame ir sprendimuose, ir finansuose. Kaip ji į tai žiūri? Saugiai jaučiasi ar truputį neramina? Ne, viskas saugiai. Pas ją iš tikrųjų dar griežtesnė turbūt nuomonė, tais finansais irgi. Taupi irgi, dar turbūt už mane taupesnė. Dažnai matau išsiskyrusių šeimų ir kai lieka moteris be nieko, ką tu apie tai galvoji, jeigu skiriasi šeima? Ir vyras palieka moterį su vaikais, būna tikrai atveju, kai palieka be nieko. Kaip tu galvoji, kaip turėtų būti? Turėtų, kai sakau, palikti ir kur gyventi tiem vaikučiam, aš manau, ir kad liktų ir finansiškai saugus. Sako, baigėsi meilė moteriai, baigėsi meilė ir vaikam. Dažniausiai ir vaikam baigėsi, kiek pastebėti galima. Taip. O turi tokių aplinkui pavyzdžių liūdnų? Artimų kažkokio tai tikrai ne, bet taip tiesiog bendram kontekste, kiek paklausai, tai scenarijus visur beveik panašus. Liūdna šiek tiek. Liūdna. Gerai, ko palinkėtum visiems vyram, kurie žiūrės į nykstančią rūšį? Nykstančią, ne? Tu ypatingas, Tomai, tu ypatingas, aš daug jau metų pažįstu. Mes kiek bendraujam, aš tavo požiūrį žinau, labai gerbiu tavo požiūrį ir tikrai labai mažai tokių mėgstančių rizikuoti,
Bet pirmiausia, pasiklojusiu tvirtą pagrindą po kojom. Vat, ką noriu tave dar sugrąžinti į mūsų pokalbio pradžią, tu turi investicinius gyvybės draudimus šeimai, tu kaupi vaikų ateičiai, savo ateičiai, tu pasirūpinęs tuo ir tai yra ramybė, va, toks saugumas, ramu ir va čia va juda po biškį. Tai čia yra ta bazė, kurią reikia turėti ir tu šalia to akcijos, kažkur investuoji, dar dėlioji, bet rizikuoji. Tai ką ir noriu pasakyti, kad turi būti ramybė, ta dalis pinigų saugiai, o visa kita jau gali eiti, ko nebijai prarasti, jau gali eiti žaisti. Žaidimui paskirti. Ta prasme, galbūt vienur praloši, kitur išloši, bet tas balansas vis tiek lieka. Turi būti pasisvert, turi ir stebėti, jau jeigu užsiemi, tai turi ten biški ir įdėti darbelio. Darbo laiko taip. Suvokimo, kiek reikia. Taip. Ir nebijoti, aišku. Nebijoti. Tai ko palinkėtum vyram, kurie dabar galvoja, ai, tai čia Tomas gal papirktas. Nepapirktas. Gal ten sumokėjo Roberto Tomui už interviu. Dar pati gavau dovanų. Nesakysiu kokiu. Tai papirkau aš. Va, kur tiesa tikroji. Tai ko palinkėtum tiem šeimos vyram? Neužgožti antros pusės. Tikrai neužgožti. Duot kažkiek ir laisvės, ir kažkokiam ir svajonim, ir kažkam. Labai tikrai reikia. Ir tuos finansus draugiškai žiūrėti, skirstyti. Iš tikrųjų, neskirstyti, kad čia mano pinigai, o čia tavo pinigai. Tiesiog šeimos turėtų būti pinigai. Ir netrukdyti vieni kitiems. Taip, kaip ir su tais gyvybės draudimais minėjai, kad ai, čia prisigalvoji, nereikia gal. Tai aš labai esu dėkinga tau, kad tu atėjai, kad tu išdrįsai, nes reikia tam stuburo. Dar noriu paklausti, kodėl tu atėjai? Kodėl tu išdrįsai kalbėti? Kodėl tu sutikai? Tai pirmas dalykas, iš tikrųjų, per daug virtualiai bendraujam. Per daug? Per daug. Ne per daug. Ta prasme, pasvėrus su realiu pasauliu. Taip. Nes vis tiek tu gyveni toli, grįžti retai. Labai retai. Taip jau gaunas kito. Bet ir mūsų tas bendravimas prasideda nuo labai rimtų reikalų ir užsibaigia rimtais reikalais. Vat viskas sukasi apie tuos šeimos, finansus ir šeimos reikalus. Taip. Kodėl tu sutikai visgi? Tiesiog įdomu ir pasidalinti nuomonę ir tavo išgirst pasisakymų visokio. Gyvai. Kitaip viskas tas yra, kur žmogų gyvą matai ir... O aš ta pati, kaip per ekranėlį, tokia pati. Nuo ryto iki vakaro ir per telefoną ir gyvai. Kokia? Tas pats žmogus. Tas pats. Tikrai? Taip. Žinokit, eina širpai per kūną. Garbė žodis, eina širpai per kūną. Aš antrą kartą tai girdžiu iš Tomo, nes tikrai man labai yra svarbu būti tuo tikru žmogum visur. Ar aš būčiau kažkur laidoj, ar per tą mažą telefono ekraną, ar gyvai, aš noriu būti tuo tikru žmogum ir aš visada save taip vedu. Ar aš ne kaip atrodau, ar kaip atrodau, aš visada tokia pati. Ir man smagu, kad žmonės tai jaučia. Tai tu jauti tą patį. Taip. Išlaikai save visur vienodai. Kažkada esu išgirdusi, man tai svarbu, žinok, tikrai labai svarbu. Kažkada labai senai esu išgirdusi ir to palinkėsiu visiems, ką sakai, ką galvoji, ką sakai, ką darai, ką galvoji, ką sakai, ką darai, turi sutapti. Nes jeigu tu vieną galvoji, kitą sakai, trečią darai, vieną dieną visą tai griūna. Ir tu gali vaidinti, kiek tu nori, bet jeigu tu meluoji ar kažkaip kitaip save dėlioji, vedi, pateiki, visą tai vieną dieną išlys arba kortų namelis sugrius ir ką reikės naują veidą pieštis. Tai čia labiau save apgaudinėjai tada gaunas, ne kitus, o save iš tikrųjų. Kaip su Tomu kalbėjom apie tą rekomendaciją. Ir tau rekomendavo mane? Gintarės brolis. Taip. Vadinasi, jis irgi kažkokiu būdu mane atrado. Dar tave irgi rekomendavau keliom šeimom draugų. Aš nežinau, ar jie pasidarė ar ne, bet... Aš neatsimenu, garbė žodis, bet linkėjimai, jeigu jūs atsimenat... Tikrai rekomendavau, nes mūsų klausė, o kur jūs pasidarėt, kaip čia ar gerai, ar negerai, viską užrekomendavom, tai tikiuosi kreipėsi. Aš manau, kad kreipėsi, žinok, tikrai, nes aš dabar tikrai neatsimenu, nes labai daug jūsų yra, bet kaip ir visiems sakau,
ateikit pirmi pas mane, parašykit man, vat kaip tu darai. Neaišku, klausi. Ir tau negėda, kad, pavyzdžiui, gal per daug tu manęs klausi. Tau reikia ir tu klausi. Ir man tai yra labai svarbu. Visada klauskis, visada būkit šalia manęs arčiau, negu aš galbūt. Aš tai viena, o jūsų tai kiek, aš galiu nesuspėti. Paskui iš to klausimo, jeigu jis ir toks kvailas atrodo, tai ir pasijuokėm. Ta prasme, nėra tai blogai, bet, nu, taip, bet jau geriau paklausti. Taip, geriau žinot, negu nežinot. Taip, tai, žodžiu, tau mane rekomendavo, tu kitiem rekomenduoji ir kaip pat ir norėjau pasakyti, mes kaip su Tomu kalbėjom prieš pokalbį, jeigu darai blogai, ar tu savo versle darytum, ar aš savo darbe, jeigu tu darai blogai, vieną apgausiu žmogų, čia kažką čia, kitą apgausiu, ką tu gali geriausiu atveju, padaryti, apgauti 1-2. Bet va šitoje vietoje bus stop. Taip. Nes tie 2 žmonės, arba bent tas vienas apgautas, pasakys aplinkui iš 100 žmonių kaip minimum, kad vat su tuo žmogum, arba su tuo žmogum, neturėkit reikalų. Tai kaip tu gali vesti save neteisingai, kaip tu save gali, kaip čia pasakyti, meluoti aplinkai. Atsisuks prieš save viskas. Anksčiau ar vėliau. Taip. Tai blogi atgarsiai viskas stabdys. Tai dar nieko blogo apie mane negirdėjai. Tai tuo ir užbaigiam. Ačiū tau labai. Ačiū tau labai. Teik čia.